Socialinėse įmonėse siekiama įdarbinti asmenis praradusius profesinį ir bendrąjį darbingumą, ekonomiškai neaktyvius, negalinčius lygiomis sąlygomis konkuruoti darbo rinkoje. Už šių asmenų įdarbinimą ir jų darbo vietų išlaikymą darbdavius finansiškai remia valstybė. Panevėžio teritorinė darbo birža administruoja 9 socialinės įmonės, įsikūrusios Panevėžio apskrityje. Šios įmonės gauna valstybės paramą iš valstybės biudžeto ir taip pat iš ESEF struktūrinių fondų. Šiuo metu 8 socialinės įmonės dalyvauja projekte Parama socialinėms įmonėms 2014-2015 metai. Projekte kaip partnerės dalyvauja 8 socialinės įmonės. Iš jų yra viena neįgaliųjų socialinė įmonė. Projekto tikslas – remti socialinės įmonės ir juose dirbančius neįgaliuosius, kompensuojant dalį darbo užmokesčio. Jau daugiau kaip 10 metį veikiančioje ir socialinės įmonės statusą turinčioje uždarojoje akcinėje bendrovėje Pajuva dirba 160 darbuotojų, 70% jų neįgalieji. Bendrovės personalo vadovas sako, kad valstybės parama ir dėmesys reikalingi negalią turintiems žmonėms. O svarbiausia, taip sudarytos galimybės didesniam būriui neįgaliųjų integruotis į darbo rinką. Taip jau susiklosti, kad ateidavo vienas kitas žmogus turintis negalią ir mes paprasčiausiai ieškojom darbuotojų ir visai nekreipiam dėmesio, ar jisai turi neįgalumą ar ne, paprasčiausiai priimdavom darbuotoją. Ir taip susiklosti, kad nemažas būrys tų darbuotojų turėjo tą neįgalumo grupę, paskui dalyvaujant seminaruose, sužinojom, kad įmanoma gauti tą socialinės įmonės statusą ir galbūt taip padėti dar daugiau žmonių integruotis į darbo rinką. Darbo biržos indėlis tikrai nemaža paspirtis, galbūt tikrai labai didelė paspirtis, nes mums padeda užtikrinti darbuotojams darbo sąlygas, mokėti laiku atlyginimus ir mokėti tikrai ne minimumus, o truputį didesnius atlyginimus. Ir mes labai džiaugiamės tą paramą, kurią gauname iš darbo biržos, iš valstybės kaip socialinė įmonė. Projekto tikslinė grupė – socialinėse įmonėse dirbantys neįgalieji, turintys sunkų vidutinį ar lengvą neįgalumo lygį, ar neįgalieji, kuriems nustatytas neviršijantis 55% darbingumo lygis arba didelių vidutinių ar nedidelių specialiųjų poreikių lygis. Mes visi dirbam su negale, tai žinokit, tikrai džiaugiuosi, bent jau aš ir manau visi kiti. Kolektyvas labai neblogas, darbo sąlygos taip pat, atlyginimas mokamas laiku. Taip, kad manau, kad visi turėtų būti žmonės tikrai patenkinti. Nes šiuo metu tikrai su darbais yra problemos, tai džiaugiuosi. Ne visur priima, žiūrint kokios lygos, dar kokios bėdos. Taip jau nėra labai lengva, bet ačiū Dievui. Yra dabar tikrai daug, manau, galimybių su negale. Man čia patinka dirbti. Jau seniai dirbu, apie 10 metų jau. Ir visą laiką mėgsta darbą prie aparato. Beveik per 1 metų laikotarpį įgyvendinant ES socialinio fondo finansuojamą projektą Parama socialinėms įmonėms 2014-2015 metai šalyje išlaikyta per 4700 neįgaliųjų darbo vietų. Projekto Parama socialinėms įmonėms 2014-2015 metai tikslas – skatinti socialinės įmonės, didinti neįgaliųjų darbuotojų užimtumo lygį, išlaikyti jų darbo vietas, remti naujai įdarbintus neįgaliuosius bei asistento pagalba padėti atlikti darbo funkcijas neįgaliesiems. Projektas bus vykdomas iki 2015 pabaigos. Jame dalyvauja 129 socialinės įmonės ir 9 teritorinės darbo biržos.